Pasaka apie pasaulio pabaigą. Kartą mišku labai greitai bėgo toks kiškis vardu Algis pavarde Greitai. Jis labai bijojo pasaulio pabaigos, todėl bėgiojo žandus išpūtęs ir visiems gyrėsi, kad pasaulio pabaigos nebijo anei kiek. Bet štai vieną dieną netikėtai nukrito mėnulis ir atėjo pasaulio pabaiga. Kiškeliui iš baimės net vidurius susuko, atsiprašant visų miško paukštelių ir žvėrelių. Pritupė siaubo pagautas kiškelis Algis po krūmų ir pribėrė krūvelę spirų. Na, o paskui, kai pasaulio pabaiga jau praėjo, žemėje stojo ramybė ir nebeliko daugiau nei vieno kiškelio leliumoji. Liko tik krūvelė spirų iš viso to gyvenimo. Taigi, šitaip nesmagiai prasidėjo kito pasaulio pradžia. Naktis buvo labai šalta ir spiros sušalo į ledą. Rytą pašvietė saulutė, spiros atšilo, pasirąžė ir tarė viena kitai. Nagi, susipažinkim. Susipažinkim, tai susipažinkim. Betgi mes nežinome net savo vardų. Liūdnų balsų tarė ta spira, kuri gulėjo atokiausiai. Bet gal kuri nors prisimena, koks buvo jos šeimininko vardas? Paklausė kita vidutinio dydžio spirutė. Mano šeimininkas buvo kiškis Algis, tarė kažkuri spira. Na gerai, tai tavo vardas irgi bus Algis, nutraukė didžiausioji iš spirų, o mano šeimininkė buvo stirna Aldona, tai mane prašau vadinti tiesiog Aldute. Taip jos ir susipažino. Paskui spiros galvoja vėl. Na gerai, susipažinti tai susipažinom, bet ką veikti toliau? Gal traukime į pasaulį laimės ieškoti, pasiūlė Aldutė. Kad to pasaulio jau kaip ir nėra, liūdnai tęsė pokalbį Algis. Nebėra to, kuris buvo. Užtat yra naujas. Einam pasižiūrėti, koks jis. Tai pasikalbėjusios išriedėjo spiros į pasaulį laimės ieškoti. Ėjo, aplink vien nemalonus griuvėsiai, anei žmogaus, anei kiškio, vien spirų krūvelės pakelėm iš siaubo pribarstytos. Tos sutiktos spiros irgi matyt neturėdamos ką veikti, mielai prie keliautojų kompanijos dėjosi ir traukė sykiu. Taip jos keliavo metus ir 5 dienas. Nieko daugiau nerado, tik priėjo pasaulio kraštą. Na, ką veiksime toliau? Einam atgal ar pasiliekam čia? Paklausė kitų spirų Aldutė. Ir prasidėjo ginčai begaliniai. Vienos būtų už tai, kad čia pasilikti, kitos gi norėtų grįžti atgal. Tada spira Aldona ir sako, aš siūlau visoms elgtis taip, kaip kieno širdis geidžia. Kas nori, te pasilieka, o kas nenori, te grįžta atgalios. Pati aš pasiliksiu čia, nes vaikštinėti pirmin atgal be jokio reikalo man jau nusibodo. Atsigulsiu čia ir gulėsiu, kol supūsiu. Aldona kaip tarė, taip ir padarė. Atsigulė ir supuvo. O kai jis supuvo, iš jos išaugo mažytė obelytė. Mat stirna Aldona obeliuose prieš pat pasaulio pabaigą buvo suvalgiusi obuolį Antaną ir stirnos spiroje buvo likę jos sėklyčių. Po kokių metų pasaulio krašte išaugo graži antaninė obelis. Pavasarį sukrovė žiedelius, vasarą sunokino obuoliukus ir štai vieną dieną nei iš šio, nei iš to iš dangaus pasipylė lietus. Nukrito ant obels vienas toks didelis permatomas lietaus lašas ir tarė obeliai. Sveikas, Antanai, čia aš, Petras, ar beprisimeni mane? Kaip aš galiu tavęs neprisiminti? Susijaudinusi antaninė obelis net apsiašarojo lietaus lašeliais. Sakiau, kad susitiksim, linksmai sušnibždėjo Petras, juodu pasibučiavo. O dabar lėkiu, nes turiu su kitais lašais suspėti iki vakaro nubėgti į upę. Lik sveikas, tiksliau dabar, sveika, pasimatysim dar kada nors, atsisveikino Petras ir skubiai kažkur nuvarvėjo. O paskui atėjo ruduo, įsidrėbė po obelim ir užknarkė kaip senais gerais laikais, o rudenį, kaip ir prieš pasaulio pabaigą, ant obels kabojo prinokę sultingi obuoliai. Ir tada iš kažkur atšliaužė sliekas Kieša. Įsirangė į obelį ir vieną patį gražiausią obuolį nusiskynė. Obelis pasijuto truputį nesmagiai, galėjo juk gyvatė bent paprašyti ar ką. Už poros valandų obelis nustebo išgirdusi kažkokius lyg ir žmonių balsus. Nieko sau, pagalvojo obelis, vadinasi, ne visi žuvo per pasaulio pabaigą. Ir pamatė obelis, kad po pievą esančią aplink ją vaikšto ponas Dievas su kažkokiais 2 nuogais žmogeliais. Kai jie priėjo prie obels, Dievas tiem 2 pasakė. Tai va, Adomai ir Ievutė, gali čia žaisti ir džiaugtis, viską daryti leidžiu, tik
Šiukštu, nevalgykit obuolių nuo šitos obels, nes tai pažinimo medis. O pažinimo vaisiai saldus, bet užtat šaknys karčios. Pasakė Dievas tokį pamokslą ir nuėjo savo pasišvilpaudamas. O Adomas su Ieva, kad pasileido dūkti ir žaisti, net žemė dreba, padūko, paskui Ieva ir sako: Adomai, aš noriu valgyt. Koksgi tu vyras pongelais, jei valgyt man nieko nesuorganizuoji. Ką darys Adomas? Eina ieškoti, jei moteriškė liepia. Einant pro obelį girdi, kažkas šaukia: Adomai, gal obuolio nori atsikąsti? Adomas tik žvilgt, kasgi jį taip meiliai čia kalbina. Ogi žiūri, sliekas bestija obelyje įsitaisęs ir gražiausią obuolį Adomui atkišę siūlo. Adomui net seilės varvėti pradėjo, o čia dar Ieva šaukia: Su kuo ten šnekės, besarmatį? Sliekas siūlo obuolio paragauti, atsako Adomas. Tai ragauk, nebūk kvailas. O kas liko, man atnešk. Įsakmių balsų sako Ieva. Betgi Dievas neleido. Bandė dar ginčytis Adomas, tačiau Ieva jį nutraukė sakydama: Nebijok, tas tavo Dievas jau seniai nuėjęs. Na ką darys Adomas? Šitaip Ievos spiriamas ir slieko gundomas ėmė ir atsikando. Nespėjęs net gerai sukramtyti, ryja užspringo ir ėmė baisiai kosėti. Atbėgus Ieva dar bandė kumščiu per nugarą padaužyti, bet kosulys vis tiek nepraėjo. Nepraėjo ne 10 minučių ir vėl pasirodė Dievas. Jis priėjo prie Adomo ir paklausė: Adomai, ko tu taip kosti, gal peršalai ar ką? Ir staiga Dievas pamatė ant žemės numestą obuolio graužtuką ir išsyk viską suprato. O kai Dievas jau viską supranta, tai gero nebesitikėk. Taip atsitiko ir šį sykį. Išvarė Dievas Adomą su Ieva atgal į obelius sakydamas: Gyvenkit obeliuose, jei jums obuoliai svarbiau negu aš. Atsikraustė Ieva su Adomu į obelius ir nuo to laiko viskas prasidėjo iš naujo. Atsisėdo Adomas su Ieva ant Lietuvos žemelės ir prisiminę rojaus laikus uždainavo. Šių naktelį per naktelį nemigau, Antaninę obelėlę sodinau. Antaninę obelėlę sodinau. Prigi,